Sveiki, mano mėlyjeji. Aš šiandien nusprendžiau pasidaryti savo būtent polineoklidų injekciją periorbitalinėj zonai. Kuom man patiko tiek pas mano pacientų rezultatai, tiek atsiliepimai iš kitų gydytojų, kad jie puikiai dirba būtent ne tik tai kūno, kaklo, veido, bet ir akių zonoje ir taip pat puikiai dirba nuo alopecijos, tai yra nuo plaukų slinkimo ir įvairių rūšių plaukų alopecijos, ar tai žiedinės, ar ten visai kitos, žodžių. Tai va. Ir kadangi, kaip žinot, gal esu minėjusi, aš turėjau viršutinių ir apatinių blefaroplastiką turbūt prieš kokius 5 metus ir jinai buvo ganėtinai man nesėkminga. Žodžiu, buvo išimta, sakykime, mane, pašalinta per daug odos, mano akytės buvo ganėtinai va taip pat kritę ir dabar pas mane, kaip pas normalų žmogų eina vertikalios raukšlės, ne juoko, pas mane jos priešingai, vis dėlto dar tas tempimas į priešingą pusę, jūs va matote, ne, bet parodysiu, jaučiasi. Tai va. Kadangi čia dar vis dėlto po operacijos buvo likę pas mane ir toks kažkoks keistas tuščias kaip maišelis, kaip kapšelis vis dėlto, todėl hialurono rūgšties užpildų aš čia visiškai negaliu naudoti, taip pat ir nenaudoju savo pacientam, linkusim į limfostazę, turintiems maišelius, kapšelius, nes tai gali sukelti dar didesnius, sakykime, limfos užsistovėjimus ir dar didesnius tokius maišelius, ir kurie atrodys dar liūdniau negu atrodė iki injekcijos. Tai va, taip pat, matot, viršutiniam voke pas mane vat vėlgi kažkaip čia net nežinau kodėl, kažkokios keistos duobės yra, ypač toje akytėj. Žodžiu, kadangi būtent polineoklidai dirba, sakykime, truputį kitaip negu hialurono rūgštis, jinai nepridrėkins tiek pakių, bet būtent jie stimuliuoja kolageno sintezę. Taip pat nepanaudojant mūsų organizmo energijos, kuri yra be galo svarbi. Taip, nes čia gaunasi tiesiog, kad atpažįsta šitą DNR, mūsų organizmas ir priima kaip savo ir gaunasi toksai stimuliavimas, kuris tinka, toks odos stimuliavimas puikiai tinka prieš įvairias plastinės operacijas, kad paruošti odą, prieš įvairias tokias agresyvės procedūras kaip lazerio šlifavimai, žodžiu, refliftingai ir taip toliau. Tai va. Aš šiandien pabandysiu jums parodyti, kad iš tikrųjų yra komfortiška šita procedūra. Suprantu, dauguma pergyvena dėl gematomų, dėl mėlynių, kurios gali likti, ypač akių zonoje, nes čia kapiliarų tinklas yra be galo didžiulis, bet mes aiškiai, jeigu pasižiūrint iš arti, stengiamės juos apeiti ir, sakykime, ganėtinai komfortiškai praeina ši procedūra. Bet rezultatai kokie yra laukiami, kad oda sutvirtės be galo oda, sumažės raukšlės. Toliau, jeigu jūs turite patamsėjusius ratilus, ne, dėl, pavyzdžiui, išplonėjusios periorbitalinės odos zonos, jinai sutvirtės ir šitas matomumas žymiai sumažės. Taip pat, jeigu yra maišeliai, kapšeliai, žinoma, jis to nepanaikins, bet vis dėlto sutvirtinimą visos šitos zonos jūs tikrai turėsite. Taip pat ir su viršutiniais vokais. Žinokit, rezultatai yra gana neblogi. Aš nekalbu, kada jau yra visiškai vokas užkritęs ir guli ant ties blakstiena, bet jeigu yra pirminės stadijos ir yra labai nedidelį va tokie, ne, truputėlį kabanti laisva oda, jisai puikiai su šito susidoroja. Taigi, pradedam. Tam, kad procedūra būtų komfortiška, mes prieš procedūrą naudojam topinį anestetiką.
Uždengiam maistinę plėvelę ir paliksim 15 minučių. Na štai, pradėsim. Matot, labai aiškiai matosi mano tas tokia duobė, į kurią aš dabar pabandysiu visur atsakingai suleisti. Labai tikiuosi, kad jum matysis. Va. Papulytės tokios. Procedūra nėra skausminga. Svarbiausiai mums nepataikyti į kapiliarą ir atsakingai žiūrėti, kad štai, liko visai lašelis. Kaip matot, procedūra praėjo be jokių hematomų, mažos papulytės, kurios valandos, 2 valandų bėgyje, gal net greičiau praeis. Žinoma, kiekviena yra individualiai tas praėjimo laikas, bet hematomų nėra. Praėjo lygiai 20 minučių po procedūros, kaip matot, nieko praktiškai nei žymės neliko. Lengvas toks biškutį kaip patinimas po akiuose. Žodžiu, veiksmas vyksta. Tad dar trumpai priminsiu, kad nesitikėtumėte iškart kažkokių wow rezultatų. Polineoklidai dirba visiškai kitaip. Tik už mėnesio jūs galite pastebėti pirmus rezultatus.
šiaip atliekama yra kursas yra 3, 1 kartą mėnesį. Tai štai, žodžiu, linkiu geros dienos, jei gyveni Londone, mielai apsilankykit mano grožio studiją. Ate.